Six Sigma pagrindinį dėmesį skiria procesų tobulinimui per statistinių priemonių naudojimą visoje ir integruotoje efektyvaus verslo valdymo sistemoje. Praktiškai Six Sigma turi du apibrėžimus. Pirmasis – tai priemonių rinkinys procesų ir produktų tobulinimui, ir antrasis – procesų ir veiklos efektyvumo tobulinimo metodas. Kitaip tariant, tai reiškia radikalius pokyčius valdymo įgūdžiuose. Savo metinėme pranešime General Electric pareiškė, kad Six Sigma nukreipia įmonės prioritetus nuo vidaus į išorę, pakeičia mąstymo būdus ir moko, kaip būti ateities lyderiais, o taip pat padeda tapti iš tiesų į klientą orientuotą organizaciją. Šio Six Sigma metodo taikymas reiškia puikias pajamas įmoniai ir gali pasitarnauti kaip mokymosi vadovauti priemonė, nes geriausio lyderio pozicijos reikalauja išsamių žinių apie Six Sigma filosofiją. Six Sigma metodas gali būti labai naudingas didesnėms įmonėms, bet atrodo mažesnės įmonėse to daryti neskatinama, nes tam reikia išsamaus mokymo. Metodas reikalauja didelių investicinių kaštų, didelių laiko sąnaudų, įtempto darbo ir sudėtingo statistinių duomenų naudojimo. Yra keletas Six Sigma metodo įgyvendinimo mažose ir vidutinėse įmonėse sprendimo būdų, tokių kaip pavyzdžiui, išvengiant sistemos sudėtingumo, naudojant paprastų terminų nuostatas, tam tikrų požiūrio dalių ir priemonių pasirinkimo, patvirtinant savarankiško mokymosi metodą, o nesamdant konsultantus, o Six Sigma veiklą integruojant kaip įprastinį įmonės darbą.